Tęsdamas Aleksandro Makvyno ir liūdnai pagarsėjusio mados kūrėjo Džono Galijano mados tradicijas, kitas Jungtinės karalystės dizaineris Garetas Pju ir toliau plečia dėvėtino rūbo, meno ir fetišizmo sąvokų ribas. Visa tai atsispindi Paryžiuje pristatytoje naujausioje kūrėjo kolekcijoje. Gerai žinomas dėl grėsmę keliančių ir tamsių kūrybinių sprendimų, šį kartą dizaineris kolekcijos pristatymą pradėjo trumpu filmu, tapusiu puikia įžanga į niūrų spektaklį ant podiumo. Putlių formų Jungtinių valstijų manekenė Crystal Ren buvo surišta ir bandė ištrūkti, draskydamasi kaip narve įkalintas laukinis žvėris. Pristatymą pradėjo manekenės vilkinčios grotas primenančias sukneles. Vienos manekenės galvą dizaineris įkalino antsnukį primenančiuose spąstuose. Mazochizmo jausmą dar sustiprino pro metalo konstrukcijas buluojantis nuogi modelių kūnai. Po tokio agresyvios kolekcijos pristatymo Gareto Pju tonas truputį sušvelnėjo. Ant podiumo pasirodė modeliai vilkintis iškarpytus megztinius su gobtuvais, tiek vyrams, tiek moterims skirtas vienspalves tunikas, plačius sijonus ir sukneles griežtų formų paltus. Garetas Pju liko ištikimas savo stiliui ir rinkosi tik juodą ir baltą spalvas. Kolekcijos pristatymas baigėsi taip, kaip ir prasidėjo – trumpu filmu, šį kartą apie violetinę liepsną. Tuomet iš tamsos išniro modeliai, kurių galvas dengia juodi ašaros formos šalmai.